Ryti, labą dieną. Los Andželo lietuvių televizija. Mes labai norėjome jums padėkoti už nuostabų koncertą ir norėjau paklausti porą klausimų. Ką jūs manote apie Los Andželo lietuvių publiką? Publika iš tiesų labai šaunu, nes lietuviai puikiai moka linksmintis, mes tai to įsitikinom, kiek gastrolės vyksta, tiek buvo Čikagoje, begalė žmonių, New York'e buvo ir čia iš tiesų lietuviai yra tokia tauta, kad... Kuom skiriasi Los Andželo lietuvių publika nuo Čikagos, nuo New Yorko ar nuo pačių lietuvių, kur Lietuvoje gyvena? Niekuo nesiskiria, nes lietuviai yra lietuviai, jie moka linksmintis, jie moka šėlti, jie moka dainuoti ir jeigu žmogus ateina koncertą, jie nori atsipalaiduoti ir būti draugė visą kompaniją. Taip, kad lietuviai yra ta tauta, kuri moka tikrai linksmintis ir aš manau, kad niekur pasaulyje nesiskiria, jeigu ateina į koncertą linksmintis ir šėlti, kodėlgi ne, tai yra šaunu. Gerai, ir paskutinis klausimas. Jūs labai atrodot sėkmingas, daug pasiekęs žmogus. Ką jūs galėtumėt patarti žmonėm, jaunimui, kurie nori kažko pasiekti, ar nebūtinai jaunimui, kurie nori goals karjeroje ar kažkur pasiekti? Ką jūs galėtumėt jiem patarti? Patarti tai, kad jeigu vieną kartą nepavyko kažką padaryti, antrą kartą nepavyko nenuleisti rankų, iš tiesų tai yra svarbiausia. Daug dievė iš 10 karto pavyks, bet jeigu turi savo siekį, jau visą laiką siekti, nes lengviausia nuleisti ranką, bet siekti tikslo tai yra svarbiausia darbas. Svarbu nepasiduoti, ne? Tai yra svarbiausia, kad ir 10 kartų bet turi pavykti. Ačiū labai.